Yra. Jo, čia tiršta mailius. O vietoj. O, yra. Arba piktesnė, arba didesnė. Yra. Ant velkytės. Sveiki visi, vėl ant vandens. Gruodis ledą nelabai davė, skaitykim. Vėl plėšrūnus gaudysim, bandysim. Jeigu kas kips, nebus čia ta žvejyba, turbūt 10 žuvų, gal vieno, gal ne vienas. Gal velkiausim, gal mėtysim, matysim. Visus noriu pasveikinti su praėjusiais šventėm, naujaisiais metais, aišku. Naujų tikslų palinkėsiu, kurios, aišku, užsibrėžti pasieks tolerancijas tarpusavį ir kuo daugiau laisvo laiko žvejybai. Gal realis toks visai nieko, pliusinė temperatūra, gal +3 buvo. Šiandien yra 29 gruodžio. Bandysim gal pagaudyti pradžią lydekas, gal kokie šeriukai, jeigu jau niekas nekips. Arba praleisti tiesiog laiką ant vandens, kad prasijudinti dar šiais metais. Gerai, pradėsiu gal nuo woblerių ir didesnių gumų, po to vidutinių gumų ir po to ant ešeriais, jeigu jau nieks nepais. Daug nesitikim, aišku. Pabandysim pamėtyti, po to pabandysim gal pavelkiauti, paieškoti kokios pakilusios lydekėlis. Pasivadovausim ekraniuku, kartais tikrai suveikia. Tai arba laiką gerai leisim, arba pagausim ką nors. Kaip ta žolės nesukrenta, aš nesuprantu. Prasimėta, man atrodo, ir tada gal bandom paplaukiot. Pasižiūrėsim, gal kokią pakilusią rasim, žinai, nuimt. Tada kitą, nes, pavyzdžiui, palei tas švendrės tos smulkesnės, tai tikrai ten vos ne kiaurus metus jas ten gali rasti. Yra. Birėja. Šitą jau ruošia žiemą. Dabar bandysim biškį gal pasiplaukėt. Vieno lydekėlio jau mūsų sąskaita, nors čia valandos dar nėra ta žvejybos. Tai biškį prasiplauksim, gal kokią atkilusią pamatysim. Prasiplauksim biškį pirmyn, gal labai neklaidžiodami, nes ta diena nėra tokia ilga. Pasitikrinsim, kas kur ir prie ko. Gal pavelkiausim biškį kažkur. Gal stebėsiu kol kas, ką ekraniukas rodo. Reikia gal bandyti kaip nors savo per vieną kartą po 2 meškeres tai mestis ant tas velkės.
tiek nunešamas. Įvaryt. Nu tai zilka, tai dar zilka, bet toks plonas, va ten. Yra ant velkytės. Mėlyna burnė. Pas mamą, pas tetę ir pas babutę. Buvo čia per tas kūčius irgi minėti. Skirta, vieną kartą paleidai ir antrą kartą skirta. Stebuklų tai nebus, tas salonas maišus baisus, žinai. 7,5. Mes. Čia gerai pasidaryti. Vėl pasibaigė. Ta pačia vieta. Lygiai ta pačia vieta. Yra? Gerai. Bet čia ne tas buvo išėjęs. Yra. Godžiai reikia. Dar su bonusu, o. Gerai, kai tokios mažytės neįsi. Mamytė, tėvelį, babutė, senelį, lauk.
tai rodė. Čia nebus ta valanda X ateis. Jeigu anksti pradėjai nuo kempingų. Aš tai galvoju, kad suka vis, lanką va čia va padarom ir varom. Tai galima čia, paližuolės, o dabar bet pasiteikti, variant, kaip savo. Čia žalinėm. Yra. Pažiūrėk, kad kratas. Aha. Blemba, kad duodas. Nu, Geras, lauk. Šiandien gyvenos legalios nebuvo. Yra. Čia aš velkiauju. Dar vieną. Lauk. Ačiū. Šiandien aš velkiautojas esu. Yra. Ir aš ją mačiau. Ten mailis tikrai stovėjo. Lyčia.
Nu, pas mamą, tetę, bobutę, močiutę. Plauk. Bet palei išsivertimą nebus labai jau stambi. Palei šiandieną sprendimais nei vieno nebuvo stambi. Šitas mūsų laikai padėdami per darbavimą. Varom, dėl manęs. Čia panašu mailius, kad yra. Čia panašu, kad mailius yra. Ir jaučias kaip daužas wobleris kažką. Jo, čia tiršta mailius. Vėl tai pačioje vietoje. O, yra! Įmesk inkarą vygio, gal mes čia pamėtam. Arba piktesnė, arba didesnė. Nu, pas mamą, pas tetę, bobutę, močiutę. Gerų naujų metų. Arba čia reikia sukiot ant velkės, bet labai daug laiko gaištas. Ant tas velkės varo. Blemba, negi čia yra. Yra. Yra? Aha. Nu, mažiausiai šitą tiesiog taip gražiai atkabinkime ir paleiskime. Toksai padugniam, nes jaučias, kai tai bakst. Va, mailis prasideda. Yra? Net rudenį, net ankstyvą rudenį, kai būna, kai tik pradėt žvejot. Nebent su kokiu žygutį kartais galvotume išplaukti. Aš tai va ką visą savaitę. Turi visas sąlygas. Ja, bet čia gal tai tikrai nemoku, bet kaip tai žvelgti. Yra. Net nestabdysiu. Gal jum vyrai dar paeisi. Pasipriešinimas bus didesnis. Stupidoju tą patį, kur mačiau.
O, ir pati nuėjo. Gerų naujų metų. Tvičingą gal ir per daugiausiai nenori, bet aš matai, dar čia tikiuosi, kad dar vienas bus. Per du buris mes plaukiam. Vienas va čia, va kitas va ten. Va, mailiukas stovi. Toks va, pakelimas, kupstelis ir už to kupstelio mailis. Galim suktis, jeigu norit dar kartelį. Ir vėl pasitaikiau šitą patį kelią. Jo. Ne, tuoj apsišūk prie papačio. Štai nieko, vienas šūk smarkiai priekį, antras šūk smarkiai priekį. Vagai. Stuktelė. Tai kodėl jis negali pasimti, kad čia turiu. Yra. Tas pojūtis, kai traukia. Su ta stravytė, tai nu, tai nors vieną mamą, tetę, bobutę, močiutę, gerų naujų metų. Kaip nekeista, tai godžiai ryja, blemba, nors neaktyvas turėtų būti. Sutemo, kol dar daiktus susirankėjom, nebepapasakojau, kaip čia viskas buvo. Tai va, trumpai tariant, pradžią pradėjom woblerį stvičingaut. Vienam iš mūsų ėjo, ten ir aš iškrapšiau vieną ar kelias. Karts nuo kartą per plaukidėdami per vietas pavelkiavom, irgi ant tų pačių woblerių. Tai iš pradžių echolotė niekad ten nesimatė, netgi to mailiaus. Mailis visas buvo kažkaip arčiau krantų. Aišku, ir tų lydekų ten arčiau krantų teko pagautose seklumuose. Ir po to pradėjom tikslingai velkiaut, kai pradėjo būriai kilti pavakarį mailiaus. Ir tada, kai jau mailius sukyla, tiesiog per mailiaus būrius sukam ratus, kol sutema. Tai bendrai per mus tris, ten tvičingaujant ir velkiaujant po biškį, kiek tenai 16, 17, tai dar pamečiau skaičių. Aišku, visos jos mažytės, bet kaip pačiam gruodžio galui, faktiškai naujiem metam, tai čia kosmosas iš viso tikėjomės, kad turbūt nieko gero nepagausim. Geras laikas ant vandens ir tiek. Oras ne kažką, aišku, vėjas, šalta, dar lietus tenai ir panašiai, bet kaip gruodžio mėnesį, tai tikrai labai gerai. Netgi pačiam gruodžio galui 14 ten tų lydekų pagauti, tai čia kosmos. Ir pakankamai agresyviai ėmė jos, nors ir tos mažesnės. Svarbu nesėdėti namie, o jeigu atsirandi ant vandens, bandyt daryti tai, kas tą dieną geriausiai eina. Tai šiandien, ko gero, gal geriausiai ir ėjo ant to velkiavimo. Aišku, velkiaujant ir tvičingavom, net
tai, kad paprastai trauki. Ir labiau prie tokių žolingų kliuvinių visokių. Tiesa, dar nebuvo to tokio aktyvumo valandos, mes pradėjom žvejoti tenai gal apie 11 valandą, baigiam čia apie 4, kai jau temo, tai realiai to tokio kaip ir aktyvumo pyką nepastebėjom. Realiai kaip seklumose ten pašvendrai Pamailiaus buvo, tai buvo, kaip ten tų lydžių vaikščiojimą matęs, taip ir matęs visą tą dieną. Ne visą, kaip ir visą dieną, kadangi jos dabar tokios trumpos. Nebuvo to tokio stipraus aktyvėjimo, kad atėjome ir pradėjo kibti ten kokiai valandai pusvalandį. Tiesiog rankėjasi iš visur, nei tokios kažkokios vietos specifinės šiandien, nei specifinę masalą kažkokią. Bet aišku, geriausia velkėjimas paėjo, tai džiaugiamės dar kartą uždarę sezoną atvirą vandens. Nežinau, ar čia paskutinis tas uždarimas, bet jum visiems ačiū, kad žiūrit, stebit, sekat, laikinat, komentuojat ir panašiai. Labai didelis dėkui. Dar kartą su naujais metais visus. Nesėdėkit namie, eikit prie vandens, ne ant vandens, nes ledo nėra. Vis tiek įmanoma kažką iškrapštyti, tik tai skirtingam dienom, skirtingam sąlygom. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki kitų žvejybų. Nežinau dabar nei kada, nei ką gaudysiu, nes orus į priekį tenai tragediją praneša. Tai tiek, iki.